Norėjau sudalyvauti Janutienės laidau ir irgi parašiau tokį laišką. Neatsako. Nereikia, signataro jau nereikia. Pavydį. Nes jeigu aš ateisiu ten pas ją, tai aš savo žiniom, išsimokslininkų, erudiciją, inteligenciją aš užgošiu. A jinai ten sėdi, jinai kaip šneka, tai aš, Dieve mano, aš anksčiau net kažkaip nežiūrėdavo tiek, o dabar kaip pradėjau domėtis, tai ten jinai prašneka kaip kokia, ten retardė realiai yra. Čia žinokit, jau Žemaitaitis ten yra oratorijos osminogas, palyginus su šitą Pudenda. Kaip jinai, bliat, kaip baisu. Chrizmos fontanas, taip. Pas koks fontanas? Žemaitaitis Chrizmos fontanas, taip. Originalus žmogus, žmogus nestokoja, bet yra suktas. Aš kaip norėjau su Vaitkum, kaip ėjau, tai Vaitkus kaip gavosi, kad ten vagystė, tą, kur kalbėjom, kad ten apkaltino mane, išvagino, kur ten nėra išvis, nieko ten nebuvo, ten plakatus padarino, tai kur aš. Ir tada, kaip man išsiskyrė su juom keliai, tai aš pas Žemaitaitį norėjau, tai aš parašiau rekomendacinį CV, o tokį. Man Paulauskas jį parašė, man parašė, Švenčionienė neparašė CV, Circulium vitae. Ir Paulauskas kitas, kuriam irgi burną užšiaupėt, bet kažkaip vis tiek pizdyt, kad neužšiauptas, kiek nori tiek ir pizdyt, bet laikykim, kad užšiaupt. Tai su savo ūsais, jisai įkišo jebalniką į tokį Varenijaus statinę, spangolių, ir su ūsais uždėjo kaip štempelį. Kai žinot, anksčiau, kaip nebuvo tušinukų, tai pasiailindavo kunigaikštis ar koks karalis šitą pirštą ir karštą vašką. Ir po to tiesiai ant popierio uždėdavo pirštą antspaudą, nors dar nebuvo daktaloskopijos tada. Ir prestupnikus pagaudavo tik tais, kai raudonrankis būna vietoje, arba kaip jį paskundžia. A daktaloskopija atsirado, tai daktaloskopijos prekursoris tai buvo, kai žmogus